Tai štai du broliai stovi. Vienas jau pravažiavęs nemažai, kitas praktiškai naujas. Tai dabar apie 1000 kilometrų nuvažiavęs. Vienas anglų, kitas kiniečių. Anglų, kiek angliško ten klausimas yra. Kiniečio yra daug kinietiško, bet tai variklis, sakykime, BMW, Kieb amortizatoriai, Bošo elektronika, Brembo stabdžiai ir visa kita. Na, čia daug ko yra sudėta. O su šituo aš nuvažiavau apie 60 000 kilometrų, gal ir šiek tiek, apie plius minus 60 000 ir pagaliau atėjo laikas pasikeisti naujesnį. Dabar apie savo triumfą. Trumpai. Na, man jisai iš karto prilipo. Nerealiai patogus, nerealiai geras variklis, ypač man variklio darbas labai patinka. 3 cilindrai, vibracijos beveik jokios nėra. Netgi galiu palyginti dabar su kitu jo broliu, pusbroliu iš Kinijos. Aš su juo važiavau. Čia motociklas yra skirtas važiavimui, ne kažkam tai, žodžiu, nestovėjimui. Tai aš su juo per 5 metus nuvažiavau 60 000. Porą paskutinių metų nedaug važiavau, nes čia turėjau daug reikalų visokių. Na ir jisai yra, aišku, matęs daug ir kelionių daug. Pagrindė šiaip tai daugiausiai iš darbo važinėjau. Bet ir Vokietijoje keletą kartų, ir Rumunijoje, ir po Ispaniją, ir po Europą, šiaip Baltijos šalis. Na, nemažai aš su juo nuvažiavęs. Pliusai. Kas čia yra šitam motocikle padaryta? Tai čia yra minkštutė sėdynė. Tikrai nepalyginsi su ano motociklu. Tai čia važiuoji ir dainuoji. Yra uždėta apsauga radiatoriaus. Čia vienas iš pirmųjų dalykų, ką aš buvau pasidaręs. Uždėta yra purvasaugis papildomas. Labai geras dalykas. Tai kelnės švarios. Na, uždėtas yra papildomai navigacijai laikiklis. Ten kitas, aišku, nes netinka šitas. Buvo deflektorius uždėtas, nes stikliukas kaip ir mažokas truputėlį. Su deflektorium viskas puikiai. Tepalus keičiausi kas kokius 7-8 000 kilometrų nuolat. Jie netaip ir brangiai kainuoja, tai ir filtras nebrangiai pats gali pasikeisti. Labai paprasta, čia filtras. Savo apačioj karterį išleidi iš karterio alyvą ir pasitikrini lygį. Yra stikliukas, matosi. Nu, daugiau aš ką žinau, yra elementarūs aptarnavimai, kaladėlės. Praėjusiais metais, ką aš jam padariau, yra nauji Brembo diskai priekiniai, galinis nekeistas dar, yra sankaba pakeista. Praėjusiais metais naujas sankabos trosas įdėtas. Taip, pakeista yra grandinė visiškai nauja. Na, čia tik tais dabar esu riebiai sutepęs, kadangi paskutiniu metu mažai važiuoju, tai kad nerūdytų. Taip, kas iš minusų jam yra? Dar tiesa, yra lankai uždėti per visą, kurie keletą kartų manęs taip labai stipriai apsaugojo. Ne keletą, vieną kartą tai stipriau, tai nes buvo sparnas nulaužtas, nes stirna pasipainiojo, negreit važiavau, bet vis tiek tiesiai į tą sparną. Tai lankai absoliučiai išsaugojo, sudužęs veidrodėlis, tik tais buvo, aš jį pakeičiau. Daugiau tiesa sėdynė. Yra, čia matosi tokia, tai ir šitoje vietoje
įtrūkusi čia lipnia juosta užklijuotas, tai čia, bet čia persit galima keliasdešimt eurų, 50 ar 70 kainuoja. Na, rankenėlės nusitrynusios, aišku, jis daug važiavęs, tai jeigu žiūrėt, kilometražą štai 120 000, na, nemažai. Kaip motociklui įprastam būtų labai daug, kaip Triumph Tigeriui tai yra įprasta. Užsieniuose su jais dar netiek važiuoja, 150, 200, 250 tūkstančių, žinau, važiuoja, kai pasidaro vožtuvų patikras, pasižiūri, variklis praktiškai be kapitalinio gali būti išvažiavęs po daug. Yra riebokšliai pakeisti, guoliai čia pakeisti, vairo buvo praėjusiais metais. Daugiau kaip ir nieko, aš su juo važiuočiau, man jis labai patinka. Na, paprasčiausiai reikia parduoti, nes jis 2014 metų, tai jau 12 metų senumo bus rugsėjo mėnesį, 2014 rugsėjo mėnesį. Važiuočiau. Yra visi atsparus nulūžimams lemputės. Visos, nežinau, kojelės esu užsidėjęs, kad kelionėms būtų patogu. Ir buvo navigacijos laikiklis, pati navigacija, aš ją persidėsiu ant kito motociklo. Daugiau net neturiu ką papasakoti. Jisai kūrėsi ir važiuoja puikiai. Variklis šaltas, jisai man stovėjo dabar kažkiek tai tų dienų. Savaitę, 2 gal savaitės. Bandom užkurti. Na. Puikiai. ABS-as mirksi, nes nevažiavo, pradėjus važiuoti užges. Viskas toliau veikia. Tam kartui tiek.